Po trečiojo abiejų tautų respublikos padalijimo 18 amžiaus pabaigoje Lietuva kartu su Lenkija prarado valstybingumą ir tapo trijų imperijų – Rusijos, Prūsijos ir Austrijos grobiu. Lenkų ir lietuvių bandymai įsivaduoti truko daugiau kaip 100 metų, tačiau trokštamo rezultato nedavė. Ir tik 1914 metais prasidėjęs Pirmasis pasaulinis karas sugriovė tarpusavio sutartimis ir Vienos kongreso aktais nubrėžto pasaulio pamatus, atvėrė duris Europos perdalijimui. 1915 metais Vokietijos imperija išstūmė iš dabartinės Lietuvos teritorijos Rusiją, o po 3 metų ir pati buvo priversta prisipažinti esanti nugalėta Antantės sąjungininkų. Politinių žaidimų ir sunkių kovų fone kūrėsi naujas Europos politinis žemėlapis. Šiais laikotarpis Lietuvoje žinomos kovų už Lietuvos nepriklausomybę vardu. Pirmojo pasaulinio karo išbandymų pirmoji neatlaikė Rusijos imperija, silpna ekonomika ir smarki kairiųjų jėgų agitacija. 1917 m. vasario mėnesį Rusijoje sukėlė revoliuciją. Tais pačiais metais lapkritį kilo ir bolševikinis perversmas, po kurio naujoji sovietinė Rusijos vyriausybė išdavė sąjungininkus ir pasirašė paliaubas su Vokietija. Šie įvykiai gerokai sujaukė karinę pusiausvyrą frontuose. Senoji Rusijos imperijos kariuomenė pakriko, o Sovietų Rusija ėmė formuoti naujas karinės pajėgas, kurioms prigijo Raudonosios armijos pavadinimas. Tuo tarpu Lietuva buvo okupuota vokiečių. Vokiečių okupacija Lietuvoje buvo labai sunki, daug sunkesnė negu Antro pasaulinio karo metais. Lietuviams gyventojams tai buvo labai sunkus laikai, kadangi Vokietijai pačioj trūko labai daug maisto ir medžio, todėl iš Lietuvos buvo vežamos medžio žaliavos, tai buvo suvežamas maistas, pylėvos, griežta kontrolė. Ir tas laikotarpis žmonių atmintyje užsifiksavo kaip sunki vokiečių okupacija. Tikrai buvo labai sunkus laikai. 1918 metais vasario 16 dieną Lietuvos taryba pasirašė visiškos Lietuvos nepriklausomybės aktą, kuriuo paskelbė atskirianti Lietuvą nuo visų valstybinių ryšių, kada nors buvusių su kitomis tautomis. Kada buvo paskelbta visiškos Lietuvos nepriklausomybės aktas, žmonės norėjo pasitraukti iš visų priklausomybių nuo bet kokių valstybių, nes būtent tas 15-18 metų etapas žmonėms parodė, kad nėra gerų šeimininkų. Gali būti tik vienintelis variantas – pats sau ponas. Po valstybingumo paskelbimo Lietuvą kurį laiką dar valdė vokiečiai, vis reikalaudami, kad Lietuvos taryba paskelbtų 1917 metų aktuose numatytą sąjungą su Vokietija. Lietuvos nepriklausomybę Vokietija galutinai pripažino tik po pralaimėjimo Pirmajame pasaulinėme kare 1918 metų lapkritį. Be to, pagal pasirašytas Kompieno paliaubas įsipareigojo ginti Lietuvos ir kitų Baltijos valstybių teritoriją, kol bus suformuotos nacionalinės kariuomenės. Tuo tarpu Lietuvoje 1918 metų lapkričio pradžioje priimta laikinoji konstitucija ir sudaryta pirmoji Lietuvos Respublikos vyriausybė, kuri tuoj pat ėmė telkti jėgas valstybingumo siekiams įtvirtinti ir kurti savo ginkluotasias pajėgas. Lietuvos kariuomenės kūrimosi pradžia buvo nepaprastai sudėtinga. Trūko ne tik profesionalių kareivių ir karininkų, pinigų būtinai ginkluotėjai, bet ir taiklių aukščiausios valdžios sprendimų. 1918 metais iš tikrųjų tokios idėjos, kaip kurti Lietuvos kariuomenę, nebuvo. Buvo įvairiausių pasiūlymų ir turbūt blogiausias, kas galėjo atsitikti, taip ir atsitiko mums. Taigi krašto apsaugos ministru kartu tuo pačiu ir vykdydamas ministrų pirmininkų pareigas ėjo Augustinas Valdemaras. Žmogus be galo išsilavinęs, be galo protingas, bet apie kariuomenę nenutokė absoliučiai nieko. Ir lapkričio 14 dieną mes turim jo garsiąją frazę, vos po keletos dienų, kaip suformuota Lietuvos vyriausybė, jis pasakė savo garsiąją frazę, dėl kurios garantuoju, jis paskui gailėjosi visą gyvenimą. Taigi jisai pasakė, kad didelių spiekų mums nereikės rubežiams ginti, buvo nei su viena iš šalių mes kariauti nesiruošiam ir mūsų kaimynai neturi jokio pagrindų mūsų pulti. Valdemaro įsitikinimas, kad Lietuvą nuo bolševikų apgins sąjungininkų nutarimu įgaliota tai daryti Vokietija, nepasiteisino. Mat po lapkričio revoliucijos ir perversmo Vokietijoje vokiečių kariuomenė buvo demoralizuota ir tenorėjo vienintelio dalyko –
pasitraukti iš šio karo. Matyt, supratęs kylančią grėsmę, lapkričio 23 dieną ministras pirmininkas išleido įsakymą, skelbiantį Lietuvos kariuomenės formavimo pradžią. Pradėtas kurti pirmasis pėstininkų pulkas, bet to buvo per maža. Bolševikinė Rusija vokiečių atsitraukimą įvertino labai greitai. Paskui besitraukiančią iš rytų fronto vokiečių kariuomenę į Lietuvą jau slinko gausūs bolševikų daliniai. Gruodžio mėnesį vokiečių kariuomenė, nebeišgalėdama iš tikrųjų išlaikyti savo revoliucinės jau kariuomenės, pradėjo po truputėlį trauktis į vakarus. Ardėdama palaipsniui prie geležinkelio Kaunas, Jonava, Kėdainiai, Šiauliai iki Liepojos. Šitas jų atsitraukimas užtiko Lietuvos kariuomenę visiškai nepasirengusią. Tai buvo tik pačios pirmos kariuomenės formavimosi dienos ir Lietuvos kariuomenė buvo priversta iš Vilniaus evakuotis į Kauną, o pirmasis pėstininkų pulkas traukėsi link Alytaus. Jeigu taip mes įsivaizduotume maždaug santykį, kaip tai atrodė pavertus žmonėmis, tai maždaug Lietuvos, iš visų Baltijos valstybių teritorijoje puolė vadinamoji vakarų armija, kuri turėjo atnešti mums po caro vergijos komunistinį rojų. Ir Lietuvai iš esmės mūsų kryptimi puolė 3 divizijos, panašiai apie 20 000 žmonių. Apie 20 000 žmonių pilnai ginkluoti su karininkais, generalinio štabo karininkais, turinčius puikų išsilavinimą. Ką galėjo tuo tarpu Lietuva prieš pastatyti prieš tos 20 000 vyrų? Tai toks pusiau suformuotas pirmas pėstininkų pulkas Kaune, apie Alytuj, panašiai apie 1000 vyrų. Na ir pradėtas formuoti antras pėstininkų pulkas, irgi keli šimtai vyrų. Įvairiais skaičiavimais tuo metu Lietuvoje galėjo būti apie 2000 iš visų karių. Tai 10 prie 1. Laimiai, gausi bolševikų kariuomenė nebuvo nei kovinga, nei atspari gynybos metu. Dalį vakarų armijos sudarė cariniai karininkai ir per prievartą sugaudyti valstiečiai, neretai greitosiomis suformuoti pulkai, kontroliuojami bolševikų valdžią užtikrinusiems komisarams. Todėl didesnę reikšmę turėjo tik tie daliniai, kuriuose buvo daugiau pačių bolševikų. Lietuvos kariuomenėje patyrusių kareivių ir aukšto rango karininkų buvo dar mažiau, tačiau tai lėmė visai kitos priežastys. XIX amžiuje po 31, kaip žinot, ir 64 metų sukilimų, iš visų lietuviams buvo uždrausta būtent tapti karininkais. Norint įstoti į Vilniaus karo mokyklą, reikėjo gauti caro malonę. Po 1905 metų revoliucijos situacija šiek tiek palengvėjo, tie tokie kaip ir apribojimai buvo panaikinti, bet jie negalėjo netgi pabaigę karo mokyklą mokytis generalinio štabo akademijoje, kitaip tariant, įgyti aukštojo karinio išsilavinimo. Taigi pagrindinė masė lietuvių karininkų buvo taip vadinamieji karo metų karininkai. Jie tiesiog būdavo siunčiami į trumpalaikius kursus kelių mėnesių, kur būdavo pagrindinis dėmesys rikiuoti, kulkosvaidžių pažinimas ir Dievo žodis. Kaip suprantate, jų patirtis buvo labai maža ir tai tiesiog tie žmonės buvo praktikai. Todėl jų santykis, ypatingai kai mes kalbam apie kariuomenės kūrimąsi, su tais kariais buvo labai savitas ir įdomus ir iš tikrųjų labai daug kame gelbėjo. Ką reiškia 19 metai Lietuvos visuomeniai? Tai kuomet Lietuvos valstybė dar kuria savo karinės pajėgas, tuo pat metu dar apie 15 000 Lietuvos vyrų yra karo belaisvių stovyklose Vokietijoje. 19 metų vidury prasideda karo pabėgėlių grįžimas į Lietuvą. Milžiniški Lietuvos žmonių skaičiai migruoja iš tolimų Rusijos vietų, grįžta į savo tėviškę. Tai procesai buvo labai sudėtingi ir tokio, matant tą nuovargį visuomenės
Išties iššūkis sukurti kariuomenę, aš manau, kad buvo vienas iš pačių sudėtingiausių. Pirmojo pasaulinio karo metu Rusijos kariuomenėje suformuotose tautiniuose daliniuose tarnavę lietuviai irgi skubėjo grįžti į tėvynę ir stojo į valstybinę gynybą. Tačiau pirminę Lietuvos kariuomenės mobilizaciją nepriklausomybės karų pradžioje lydėjo neapgalvoti apribojimai savanoriams ir nepateisinamos politinės valdžios klaidos. Viena tokių Voldemaro sprendimas savo pagalbininkų krašto apsaugoje skirti abejotinos reputacijos Rusijos imperijos generolą Kiprijoną Kondratovičių. Nežinau, ar dar labiau Rusijos imperijai buvo labiau nevykęs generolas negu būtent Kiprijonas Kondratovičius. Nes jeigu mes pažiūrėtume iš šitos pusės apie šitą žmogų, jis buvo nekenčiamas visoje imperijoje. Dėl vienos kariškių tarp jisai buvo vadimas parketiniu generolu. Kaip karininkui tai yra baisus įžeidimas. Genštabistas, parketinis generolas. Na ir žmogus pradėjo karą, pirmą pasaulinį karą kaip korpuso vadas. Vėliau pasirodė kaip visiškas bailys, negebantis vadovauti ir pabaigė kaip divizijos vadas. Šiaip paprastai karas tai yra karininkų karjeros šuolis. Todėl, kad didžiulis mobilizacinės pajėgos įsijungia, daliniai didėja, tai mūsų būsimasis kariuomenės vadas, generolas Silvestras Žukauskas, ir net to geriausias pavyzdys, jam net nereikėjo generalinio štabo akademijos išsilavinimo, jisai tapo generolu, todėl, kad žmogus tiesiog buvo gabus, tiesiog sugebėjo vadovauti. Aplinkinių pastangos įkalbėti Voldemarą atsisakyti karininko Kondratovičiaus paslaugų ir patarimų rezultatų nedavė. Tuo tarpu apsaugos štabas dirbo neorganizuotai. Su Kondratovičiaus pritarimu buvo priimta daug rusų karininkų, o lietuviams dažniausiai būdavo parodomos durys. Visa tai vyko 1918 m. gruodį, kai į Lietuvą veržėsi bolševikų daliniai ir kiekviena diena buvo aukso vertės. Iš tikrųjų, tie karininkai, ypatingai patyrę karininkai, gruodžio mėnesį, kurie grįžo į Lietuvą ir norėjo jungtis Lietuvos kariuomenę, vijo laukan Kondratovičius, vijo visus. Turime tik tai kelis epizodus iš karininko Skorupskio atsiminimų, kuris būtent buvo budėtas. Tai jisai, sako, buvo atvykę 2 aviatoriai. Tų aviatorių mes iš viso neturėjom. Net 2 aviatoriai Lietuvoje atvyko ir sako, norim įsijungti į Lietuvos kariuomenę. Kondratovičius sako, mes kariuomenės nekuriam. Mes galvojam, kad gal čia bus milicija kažkokia, tai, žodžiu, važiuokit, iš kur jūs atvažiavę. Aišku, žmonės apsisuko, išėjo ir išvažiavo. Atvyksta artilerijos pulkininkas leitenantas, Georgijos kryžių kavalierius. Kaip rašo Skorupskis, atsiminus, didvyris, iš esmės turintis visus reikiamus jo rangui medalius, kovinis karininkas. Išvijo laukan, nereikalingas toksai žmogus Lietuvos kariuomenė. Taigi, Kondratovičiaus veikla, nors šiandien mes galime sakyti, kad tai buvo tik mėnesis laikotarpis, nuo lapkričio 24 iki gruodžio 24, per tą laiką jis sugebėjo be galo daug pakenkti Lietuvos kariuomenei ir valstybei. 1918 metais gruodžio 20 dieną prezidentas Antanas Smetona išvyko į Vokietiją ieškoti paramos Lietuvos kariuomenės veiklai. Į Vokietiją išskubėjo ir Voldemaras su vienu iš ministrų, neva ten reikia ir jo parašų. Na, o generolas Kondratovičius, likęs už vyriausią, surenka štai šitam pastate karininkus ir paskelbė džiugią naujieną jiems. Maždaug tokia, kad kadangi priartėjo Kalėdos, tai visus karininkus ir kareivius paleidžiam kalėdinių atostogų, sausio mėnesį susirinksime visi Gardine ir tada jau tiesiai žygiuosime į Maskvą. Taip, kad visų gero, aš išvažiuoju. Susirinkę karininkai sprendė klausimą, kad jeigu mes dabar įsiskirstysim, tai mes pražūsim. Na, arba reikia kažką tai daryti, arba tiesiog reikia bėgti. Ir buvo pasirinktas pirmas variantas, kad reikia kažką tai daryti. Būtent buvo išrinktas naujasis ministras pirmininkas ir prie krašto apsaugos vairo stojo karininkas Mykolas Velykis. Lietuvos kariuomenės veikla pasikeitus vyriausybei įgavo pagreitį. Iš 100 milijonų markių paramos, kurią prezidentas parvežė iš Vokietijos, buvo perkami ginklai ir karinė technika. Tačiau bolševikai 1919 m. sausio mėnesio pradžioje jau buvo užėmę nemažą dalį strateginių Lietuvos objektų, o sausio pradžioje Pskovo divizija užėmė Vilnių. Laikinoji vyriausybė persikėlė į Kauną. Kaunas
kaip miestas nuo XIX amžiaus vidurio, tai buvo gubernijos centras ir nepaisant geležinkelio vokiečių okupacijos metais pirmo pasaulinio karo laiku, čia veikė vokiečių įvairios institucijos, administraciniai centrai. Ir taip, kad šita vieta buvo dėkinga. Na, o Lietuvos kariuomenė ėmėsi rimto plano atsakui į bolševikų atakas. Naujasis krašto apsaugos ministras Mykolas Velykis surinko atskirus karininkus, davė jiems šiek tiek pinigų, po kelis karius apsaugai ir išsiuntinėjo į įvairias Lietuvos vietovės rinkti savanorių ir burti kariuomenę. Jeigu jūs pasižiūrėsit bet kokius lietuvių atsiminimus, tai jūs rasite, kaip aš sakau, tą šventą pirminę frazę. Perskaičiau krašto apsaugos ministro kreipimas, kad eikite vyrai, stokite ginti Lietuvos, eikite iš viensėdžių, visi po vieną, būriais ir apginkite tėvynę. Na ir jisai dažniausiai sakydavo, išgirdau tą kvietimą, pagalvojau, pašėriau gyvulius, įsitraukiau seną šautuvą dar paslėptą pirmo pasaulinio karo laikotarpyje ir išėjau, žodžiu, pasėmęs ten kriaukšlę duonos, būtent be apavų, beveik be rūbų, ir tie žmonės tokie susirinko. Pirmosios Lietuvos kariuomenės kovos vyko vasario mėnesį, bolševikams realizuojant strateginį Lietuvos užkariavimo planą. Pagal jį bolševikų kariuomenės divizijos turėjo apeiti Kauną iš šiaurės ir pietų. Bolševikų kariuomenė palaipsniui artėjant prie laikinosios Lietuvos sostinės Kauno, lietuviai pabandė pasipriešinti Kauno užėmimui ir pirmieji Lietuvos kariuomenės mūšiai su bolševikais įvyko Kėdainiuose, Jiezne ir Alytuje. Pirmieji Lietuvos kariuomenės savanorių daliniai į akistatą su bolševikais stojo prie Kėdainių. Atslenkančią Raudonosios armijos diviziją pasitiko karininkas Jonas Variakojis ir jo surinkti savanoriai, besitraukiantis iš okupuoto Panevėžio senuoju keliu pro Kėdainius Kauno link. Padedant tenykščiam komendantui, Kėdainiuose lietuvių pajėgos išaugo beveik dvigubai. Jie sudarė apie 200 savanorių. Netrukus pulką pasiekė ilgai laukta pirmoji ginklų siunta. Keletą dienų savanoriai mokėsi šaudyti. Vasario 7-ąją sulaukė dar vienos ginklų siuntos ir rytojus dieną prasidėjo mūšis dėl Kėdainių. Ir įsivaizduokit, tam mūšyje, kuris prasidėjo būtent vasario 8 dienos anksti ryte, tiesiog tie karininkai, kurie dar prieš keletą savaičių buvo mokytojas, tie karo metų karininkai, kareivius tiesiog mokė mūšio lauke, kaip reikia kovoti ir bolševikus atmuša. Tai yra neįtikėtinas pasiekimas. Ir šitoj padėtyje iš tikrųjų tas lietuvių pirmas toksai atmušimas bolševikų, jisai suteikė tokio pasitikėjimo, kur tie žmonės, kaip jie rašo savo atsiminimuose, kad po šito mūšio mes jokių ribų nepripažinome. Nepaisydami milžiniško jėgų skirtumo, lietuviai perėjo į dar aktyvesnius veiksmus, ėmė organizuoti naktinius užpuolimus, vadinamus reidus, kurių pagrindinis tikslas buvo atimti kulkosvaidį ar kitą karo trofėjų. Šie lietuvių veiksmai bolševikus visiškai demoralizavo. Vieno tokio reido metu, vasario 9 dieną, netoli Kėdainių žuvo pirmasis Lietuvos savanoris Povilas Lukšys. Tuo metu antrasis pėstininkų pulkas pasuko į Jiezną ir padedamas vokiečių savanorių užpuolė miestelėje įsitaisiusius bolševikus. Puolimas buvo sugalvotas pakankamai gudriai. Pajėgos buvo išskaidytos į dvi voras, viena puolė štai šiuo keliu, antroji puolė nuo Birštono šiuo keliu ir turėjo pulti iš dviejų krypčių Jiezno miestelį, o negausi kavalerija, kurią tuo metu lietuviai taip pat turėjo štai šio peinamojų manevrų atakuoti bolševikus iš užnugario. Tačiau puolimas nepavyko. Dvi kuopos bolševikų sužinojusios apie pavojų atvyko į pagalbą. Kita vertus, šiaurinė lietuvių vora, puolusi iš šiaurės vakarų, perėjo į bolševikų pusę, kadangi rusas karininkas nusprendė ir nuvedė lietuvių kareivius tiesiai bolševikam į rankas. Tiesą sakant, vienas iš bolševikų karininkų lietuvis perbėgo į lietuvių pusę tuo pačiu metu. Tačiau, kadangi puolimas buvo prastai parengtas, nebuvo apskaičiuotos pajėgos ir pultas gausus priešas, buvo patirta nemažai nuostolių. Žuvo
13 savanorių buvo sužeistų, 33 pateko į nelaisvę. Ir tik po kelių dienų, gavus vokiečių pagalbą, praktiškai naudojant tą pačią schemą, vėl buvo pultas Jieznas iš šios ir iš šios krypties, iš šiaurės rytų ir iš pietvakarių. Taip pat kavalerija apeinant iš užnugario. Šį kartą vokiečiam panaudojus artileriją, reikalai ėjo sėkmingiau ir Jiezno grupuotė buvo sunaikinta. Tai lygiai kaip ir Kėdainiuose, lietuviai kartu su vokiečiais šventė pergalę. Beveik tuo pat metu, kai Jiezne ir Kėdainiuose vyko permainingos kovos, susidūrimas su bolševikais vyko ir Alytuje, kur buvo įsikūręs pirmasis pėstininkų pulkas, vadovaujamas jaunų karininkų. Deja, šias kautynės lietuviai pralaimėjo. 1919 metų pradžioje pirmasis pėstininkų pulkas, pasitraukęs iš Vilniaus, įsikūrė Alytaus miestelėje, vadinamosiose pėstininkų kareivinėse. Kitoje upės pusėje, vadinamosiose artilerijos kareivinėse, buvo įsitvirtinę vokiečiai. Abi kariuomenės sutarė, kad išstatys sargybą štai šioje linijoje, į šiaurę nuo geležinkelio lietuviai, į pietus vokiečiai. Tačiau santykiai tarp lietuvių ir vokiečių kariuomenių buvo prasti. Komunikacija nevyko, buvo ginčiamasi, kas yra svarbesnis. Tokiu būdu realiai kariuomenės veikia visiškai savarankiškai. Ir kada čia priartėjo bolševikai, Lietuvos kariuomenė vadovaujama Antano Juozapavičiaus iš esmės neturėjo jokio ryšio su vokiečių daliniais. Pats karininkas Juozapavičius vykdė aktyvę žvalgybą, bandydamas kažkokiu būdu kontratakas ar kažkokiu kitu būdu nustumti bolševikus nuo pagrindinių sargybų, kai sužinojo, kad vokiečiai pasitraukė iš pozicijų, tokiu būdu atidengdami savo sparną ir palikdami laisvą tiltą, per kurį bolševikai labai greitai perėjo. Lietuvos pirmajam pėstininkų pulkui iškilo pavojus būti apsuptam, prispaustam prie upės. Todėl paskubomis, nespėjus susirinkti visų daiktų, buvo traukiamas iš tai per šitą tiltą, kuris šiandien yra vadinamas Antano Juozapavičiaus vardu, kadangi šis vienas pirmųjų Lietuvos kariuomenės kūrėjų, karininkas žuvo būtent ant šio tilto. Tie žmonės ėjo tiesiog todėl, kad jie tuo tikėjo. Iš tų laikų savanorių dar man teko su karininkais, dar juos pakalbinti gyvus, kurios liko. Jis yra pasakęs tokią frazę, kad meilė tėvynei lietuvis gauna su motinos pienu. Aš negaliu paaiškinti, iš kur ta meilė tėvynė tam kraštui. Mes iš esmės ne kolonistų tauta, pasižiūrėkit, visi lietuviai visais laikais jie vis tiek grįžta. Netgi tie, kurie buvo priversti išvažiuoti, ypatingai mūsų karininkai, kurie emigravo ar ne, paskutinė jų valia buvo kokia: parvežkit bent mano kaulus namo. Tas namų ilgesys, jis neaišku, iš kur ateina. Gal iš tikrųjų su motinos pienu, gal tai iš tikrųjų genetika. Aš negaliu atsakyti šitą klausimą. Bet tai yra kažkas tai to, kas virš mūsų suvokimų. Tai buvo pirmieji Lietuvos karai už nepriklausomybę. Laukite tęsinio.